Labą dieną gerbiami aštuntokai ir visi, kurie domisi programa Pythono. Šiandien pradedam mokyti su Pythonu ir siūlyčiau šitą programą. Atsiverskite v3schools.com ir pasirendam Pythoną. Jisai, aišku, yra angliškai padarytas, bet kadangi dabar jau išmanioji erdvė yra viso to, reiškia, mes galime drąsiai padaryti ir lietuviškai, tai su Google vertėju galite įsiversti bet kokį puslapį, tai įsiverskite, kad būtų aišku. Ir iš čia mes mokysimės Pythoną, kadangi vadovėlių nėra, jokių mokomos medžiagos tokios, kad paruošta būtų, irgi nėra, tai mokytojai patys ruošia, patys daro, tai ir, reiškia, tokia yra mūsų kasdienybė. Tai ką reikėtų atsiminti kadangi pernai metais išklausėte C++ įvadą tokį, ką reikėtų iš Pythono? Pythone nėra tų ženklų, kurių ten lankelių nėra dar kažkokių tokių dalykėlių, labai jautrus yra tarpams. Labai. Jeigu bus ar didesnis tarpas, arba mažesnis tarpas, arba prilipęs tarpas vienas prie kito, arba, sakykime, eiliškumas nebus išdėstytas, tai gali programa ir nedirbti, vien dėl šito. Toliau, kas labai svarbu yra, kad Pythone yra, gal tokie kaip įvada, pažiūrėkime, ką mums programa rodo. Ką galima padaryti su Pythonu? Tai interneto svetainę sukurti, programinį įrangą galima kurti, matematikos skaičiavimus padaryti, sistemos scenarius daryti, taip pat, reiškia, failus įvairius apdirbinėti. Kodėl yra Pythonas? Pythonas veikia visose platformose, Windows, Macuose, Linuxuose ir tuose mažuose kompiuteriukuose, kurie turi mes mokyklose bandote kažkokius daryti robotikos darbus, tai su Robespierre, ne? Python turi paprastą sintaksę, panašią anglų kalbą. Tie, kurie mokėsi C++ kalba, ten pamatys, kad daug ko nėra. Nėra tokių kaip duomenų tipų, tai yra sveikųjų tipų, flow, ten visa kita, nereikia rašyta prasme. Jie yra, bet automatiškai programa priskiria šitos dalykus. Bet atkreipiant dėmesį, ką sakiau, kad jisai labai jautrus tarpams. Tai čia, sakykime, tokia yra įžanga. Dabar kaip reikėtų čia instaliuoti, kas namuose turite galimybę instaliuoti Python programą, galite instaliuoti, įsidėti. Aš mokykloje nereikalausiu to dalyko. Aišku, galite pažiūrėti, pažiūrėkit kompiuteriuose, ar yra Python programa. Pati programa, į paieškos laukelį rašykit Python, ar yra pas jumis. Ar turite Python? Ar yra? Pas mane tai yra, tokie Python 3.8. Yra? Tai gerai, tai mes kitą pamoką mes galėsim su šito dirbti, Python, kurį instaliuota, o dabar įsiaiškinkime po truputį, susidėkime ir visus, kai sako, taškus ant i. Tai dabar Python programa, pagrindiniai tipai Python programos yra sveikasis skaičius, tai kaip yra C++ kalboje, tai rašosi int. Jeigu norėsite būtent pabrėžti, kad būtų sveikuoju, kad neparverstų programa kažkaip kitaip, float, tai ir C++ kalboje float yra, tai yra po kablelio skaičius, po kablelio. Jeigu norėsite irgi pabrėžti tą skaičių, kad būtent tokį rodytų, o ne kitokį. Ir string, tai yra str rašosi Python, o C++ string rašosi. Ir bool irgi reiškia tekstui, tas string, ne? Tekstui. O bool tai yra tiesos melo šaka, yra su ifu loginėms reikšmėms aprašyti. Tai ką mes dabar galėtume padaryti su Python, tai dabar gal įjungite internete programą. Python, aš čia, ką žinau, pasirinkau šitą, sakykime, čia trečia, internete online, paimkite, kad nereikėtų labai ypatingai. Kitą pamoką mes pabandysime dirbti su Python
kompiuterį instaliuota. O dabar, kad ir visi, kas žiūrės šitą filmuką, galėtų iš karto tokiais pirmais žingsniais be jokių instaliavimų, be jokių nieko, iš karto pasižiūrėti, kaip ta programa dirba. Tai pabandykite, čia viskas gatava yra padaryta. Tai galite pasitestuoti, ar tikrai čia dirba, čia turėtų du skaičius įvedus padaryti sumą, sakykime, ir viskas čia gerai dirba, ne? Gerai, tai dabar mes pabandykime irgi skaičiavimus padaryti savaip, bet, padaryti savaip skaičiavimus ir parodysiu, kokios čia galimos klaidos ir kokios čia galėtų būti problemos, lyginant su kitom, kurie dirbo su kitom programom, kokios galėtų būti bėdos, kad reiškia, jūs ne taip kažką tai įvestumėte ar padarytumėte. Tai pabandykime dabar suvesti skaičiavimą. Aš dabar pirmą suvesiu, jūs dar neskubėkite, o paskui aš pakomentuosiu, per tą laiką jūs galėsite ir suvesti savo skaičius. Tai dabar bandau. Nu, va, atrodo, kad suvedžiu, dabar pasitestuoju pats, pirmą neapkraudamas jūsų, pas mane viskas veikia. Taip, dabar galite nusirašyti, o aš per tą laiką pakomentuosiu. Vai. Nu, čia kaip jau internete žiūrim, tai visą laiką tokie dalykai gali būti. Tai dabar, jeigu tai rašyčiau C++ kalboje, kurią pernai metais mokėmės, tai čia būtų daug bibliotekų, čia daug rašymo būtų visokio viskas ir tik tai, reiškia, C-auto eilutė reikėtų įvedimą padaryti vardo ir per C-auto eilutę ir išvedimas būtų. Dabar čia yra tik tai dvi eilutės. Ir ką mes turime? Vardas, tai yra kintamasis, input, tai kai C-auto eilutė, kad būdavo anksčiau, kad reiškia įvesti ir koks tavo vardas ekrane pasirodo, koks tavo vardas ekrane, ne? Ir išvedimui taip pat C-auto eilutė būtų, bet jau matot, kad skirtingi yra užrašai. Pavyzdžiui, C++ kalboje tiek išvedimui, tiek į ekraną, tiek išvedimui duomenų visą laiką tas C-auto eilutė būna. O čia yra truputį kitaip, va, input yra įvesti duomenis, o va, išvesti duomenim jau naudoja print. Tas print labai panašus, jeigu mokintumės C kalbą, ne C++, bet C kalbą, tai būtų va tas print. Dabar koks čia užrašymas yra labai įdomus, kad va, atspausdina ir vardą ir sveiki. Parašyta kaip ir tarp kabučių, o visose programuose tarp kabučių, kai parašoma, tai yra ta vaizduoja, ką parašė, plus yra pridėtas pliuso ženklas, kad jis sujungia su to, ką parašė, sujungia su šituo, reiškia, kintamuoju, vardu, kintamuoju. Čia labai būtų panašu JavaScriptą. Jeigu kažkas tai programavęs yra su JavaScriptu, tai čia va grinai 1:1, taip darosi. Reiškia, C++ kalboje, tai čia ženkliukai yra srauto tokie, va čia parodysiu, bet va tokių ženklių, ne tokie.
va tokie ženkliukai būdavo. Tokie ženkliukai, jeigu atsimenat, aišku. Tai jos sujungimas yra. Nu ir rezultatą, vat matote, kad spausdina koks tavo vardas, tą vardą įrašai ir įspausdina tą vardą su ženkliukais. Tai input įvedimas, print išvedimas. Šitą atsiminti reikia. Gerai? Tai mes, reiškia, skaičiavimus galim padaryti ir galime pasakyti, kokius reiškia, dalykus darėme. Tai čia vieną tokią uždavinuką įsprendėme. Dabar pabandykime pažiūrėti, kaip skaičiuoja. Kaip skaičiuoja. Gerai, yra klasėje, visi dirbam, visi normaliai. Čia atkreipkite dėmesį, kad kabutės dvejos turi būti. Tai dvigubos. Ne po vieną, o iš karto dvigubos. 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 Kad nevargti, galim padaryti kopijavimą. Ir padaryti, kad tai antras. Kintamasis. Čia galima lietuviškai rašyti viską. Atrodo teisingai. Dabar aš bandau, kaip čia dirbs. Ir tada pasižiūrime, kaip viskas eina. Galvoja. Ir nesugalvoja, nei klaidos nemeta, nei nieko. Nežinau. Va čia interneto blogybė yra ta, kad įveskit pirmą skaičių, tai sakykime 5, antrą skaičių, nepakeičiu pavadinimo, antrą skaičių, sakykime 6 ir čia gaunasi 11 sudėjus. Aš dar pataisau antrą skaičių čia. Antrą skaičių, gerai? Tai programa įsitikinom, kad dirba gerai. Dabar komentuoju, reiškia, pačios užrašymą skaičiavimo ir pabandysite padaryti ten sandaugą, dalybą ir taip toliau, taip toliau. Tai kas čia yra? Čia skaičius, 2 skaičius 1, kur yra, tai yra kintamieji. Pirmas kintamasis, antras kintamasis. Toliau kaip paaiškinau, kad jeigu nori, kad programa nepagriebtų, kad ten kažkoks tekstas ar kanos, tai prieš kintamųjų, reiškia, aprašymus mes uždedame kintamojo, reiškia, koks tai kintamasis turi būti. Mes čia įdedam int.
reiškia int, tai yra sveikiems skaičiams. Supras, kad čia programa suprastų, kad čia bus sveiki skaičiai. Sveikų skaičiai, input mes, kad įvedimą turime, na ir pranešimą į ekraną, ką vartotojas turi matyti, ne? Tai tas pats yra ir kitoje eilutėje. Toliau, skaičiavimo paskaičiavimas. Vienas kintamasis sudėdamas su kito kintamuoju ir nenurodant, nedeklaravus prieš tai nuo trečio kintamojo, iš karto trečią kintamąjį parašai automatiškai ir jis pats pasigrebė, kad jis veikia skaičius. Jis pats. Jis nesutrinka, nei nieko, pavyzdžiui, C kalboje, tai tokius užrašymas būtų iš karto klaida. Va, čia iš karto puiku, jis viską suprato, kad čia yra skaičius ir išvedimas, kadangi jau mes žinome, kad print yra išvedimas, tai skaičių suma tekstas ir suma kintamasis išvedamas skaičius. Plus va čia CTRL, tai kaip eilutė. Nu va, tai dar kartelį pasibandom ir dabar padarysime daugybą dalybą, ar gerai dirba visose tose, reiškia, programose. Dalyba teisybė turės būti nesveiko skaičio, o float. Mes ir pabandysim tą float paskui padaryti. Tai dabar pabandome daugybą padaryti. Ženkliuką uždedam daugybos ženkliuką. Ar gausis tas daugybos veiksmas, ar nesigaus. Pasibandom. Įveskite pirmą skaičių, sakykime 5. Įveskite antrą skaičių, įvedam 5 irgi, 25 turi gautis. Op, ir nesuskaičiavo, išmetė klaidą. Nesuskaičiavo. Ai, mes klaidą čia padarėm. Jo, čia aš klaidą padarėm. Atsiprašau. Gerai, tai dar kartelį. Įveskite pirmą skaičių 5, antras 5 ir vis tiek meta klaidą CTRL. Dar prašo, kad išmest. Nu, pasižiūrim, kaip dabar gausis, ko jisai pageidauja. Tai va tokia specifikos yra truputėlį. Labai jautriai dirba. Suma ir int neparodė sumos. Palikau. Taip, čia palikau. Ne, tai pliusas yra sudėtis. Mes sakėm, dabar norim pasibandyti daugybą, kaip dirba, ne? Kaip dirba daugybą. Tai norim pasižiūrėti, kaip ta daugybą. Su pliusu tai mes jau pasidarėm. Viskas, jau čia viskas aišku. Dabar su daugybą pasibandom. Kaip daugybą yra. Nu, CTRL-DS. Čia yra eilutė, bet gal. Ne, tai su pliusu tai mes bandėm viską. Daugybą su pliusu? Ai, čia pridėjimas, jo, čia yra pridėjimas eilutės, labai atsiprašau, jo, pridėjimas, teisingai, šaunuoliai, labai gerai, čia yra pridėjimas, teisingai. Nu, man naujiena yra, taip, 25, jo. Tai dabar pagal logiką turėtų būti dabar dalyba, bet mes negalėtume naudoti int. Aš taip galvoju, kad čia mes sveiko skaičiaus negalėtume naudoti, bet pabandom pažiūrėti, ar ta dalyba. Dalyba reiškia, turėtų būti float, va čia vietoj int float. Nu, pabandom, paeksperimentuojame. Reiškia, gal programa pati pasigrėps, įsidalins po kablelio, parodys, nežinau, pirmą kartą tą darau, tai pasižiūrėkim, kaip tai atrodytų. Tai dabar ir pabandom šitą darbelį padaryti. Tai čia dalybos veiksmas, šito pliuso negalima judinti, kadangi sujungia. Čia kaip pats aiškinu, kad srautas yra, o pasidariau visai kitaip. Tai dabar įdedam 20 ir padalinkime jį iš 2. Ką parodys? Parodė po kablelio, jokių problemų, nereikia jokių float rašyti. Jokių float nereikia. Gerai, tai padalino, dabar liekana, pažiūrim, ar liekana galima padaryti, liekana. Liekana tai bus procento ženklas.
Pažiūrim, ar liekana gali padaryti. Procento ženkliuką įdėkime. Jeigu dalybą darė, tai veskim pirmą skaičių, sakykime, 5. Antras skaičius tegul būna 2. Turėtų liekana 1 būti. Taip ir yra. Ko puikiausiai padarė. Nu va, tai visą skaičiavimo aritmetinius veiksmus padarėme, tai sudėti atimties nepadarėm dar. Nu, bet atimties manau, kad čia viskas bus gerai, jeigu daugybą gavosi, dalyba gavosi, viskas tvarkingai gavosi, tai suskaičiavimas kaip ir viskas tvarkoje, išsiaiškinome ir labai mano netikslumą padėjote išgelbėti, mokytojai išgelbėjote labai gerai, kad jūs tokie atidūs. Va, tai dabar pereiname prie sąlygos sakinuko, kaip ir praeitą pamoką mes bandėme šnekėti, kas tas sąlygos sakinukas, ir pabandome sąlygos sakinuką pažiūrėti. Taigi šitą dalį jūs išsaugojate viską Word'e, išsaugokite Word'e šitą, ką mes dabar rašėme, į Word'ą viską sudėkite. Taip, jo. Galit nuotrauką, galit kaip norite. Svarbu, kad aš tikrai suprasčiau, kad jūs dirbote. Čia po 2. O, net lietuvių kalbą neperjungiau, jūs perjungkite. Įveskite, čia galima viską internete, o toks privalumas, kad galima viską rašyti lietuviškom raidėm, nereikia nustatinėti jokių programų. Gal man pavyks čia parodyti tą subtilumą klaidos, kurią galima visada padaryti. Tai aš toj viską susirašysiu. Čia 2 taškai. 2 taškai, čia 2 taškai. Ne kabliataškis, o čia naudojamas 2 taškai. O. Print išvedimui. Nu, ne. Va čia, kur labai patys viską nori padaryti, tai labai kartais ne tą pagrebė, ką reikia. Taip, skaičius. Gerai, tai dabar susivedžiau, mes čia su sąlygos sakinuku išbandysime lyginio skaičiaus palyginimą, ar jis lyginis, ten nelyginis, kurį įvestime, ir pažiūrėsim, kaip čia viskas veikia. Įveskite skaičių, aš įvedu pirmą nelyginį skaičių, tai 5, skaičius yra nelyginis, puikiai dirba. Tai programa kaip ir gerai dirba, dabar man praeitą pamoką gavosi tokia nelaimė. Aš nežinojau, kad va šitai parašius, kaip dabar parašysiu.
kad išmes va tokią klaidą. O čia yra bėda ta, kad reiškia Pythone labai svarbus, jis labai jautrus tarpams. Labai. Dėl ko tų lankelių nėra, visokių kitokių dalykų, bet užtat tarpai turi būti. Jeigu aš Else atstumiau į vidurį, C++ kalboje, jeigu tai padaryčiau, jokių problemų nebūtų. Jokių. Dirbtų programa net nemirktelėjus. Tuo tarpu Pythone aš padariau, reiškia, sekciją truputėlį toliau. Ir man viskas jau jinai nedirba. Jau nedirba. Turi būtinai atitraukta taip ifas ir else vienam lygyje. O print yra kitam lygyje. Išvedimas. Jeigu aš pastumiau else į vidurį, viskas man pradėjo programa nedirbti. Nu, pažiūrėkime, ar tai tiesa. Taip. Dabar įvedu teigiamą skaičių ir lyginį. Tai yra lyginį. Dabar iš šito padarome patys savarankiškai, aš už kokias minutės parodysiu, kaip tai daroma. Nu, taip turėtų būti, kaip reiškia, su C++ kalboje, tai logika visur ta pati, tik tai užrašymai skiriasi, ne? Tai būtų teigiamą skaičių, kaip parodyti. Kaip teigiamą skaičių. Tai dabar bandome ir tą dalyką pasižiūrėti. Teigiamo skaičiaus aprašymas. Čia žinome, kad jeigu lyginį skaičių, tai kad dalintųsi ir nulis būtų, o būtų nelyginis skaičius, tai čia vienetas būtų, kad po liekanos, o dabar kaip teigiamą skaičių parodyti. Tai skaičių teigiamas būtų toksai. Kintamasis turi būti didesnis už nulį. Tai kintamasis pas mumis vardas yra skaičius, jisai didesnis už nulį. Tai čia galim parašyti, yra teigiamas, o čia neigiamas. Neigiamas. Nu ir pabandome paleisti programą, run. Jau labai gražiai dirba, įveskite skaičių, įveskime -6. -6. Suprantame, kad tai yra skaičius neigiamas ir programa labai gražiai parodė, kad skaičius yra neigiamas. Dabar įveskime teigiamą skaičių, tai sakykime 9 ir skaičius yra teigiamas. Va. Tai išaiškinau jums pagrindinius dalykus, tai yra pakartojame su kaip yra, reiškia, užrašomas Pythone, reiškia, skaičius, kaip užrašomas tekstas, kaip užrašomas, mes vardą, taip darim su vardu, kaip skaičiavimai aritmetiniai vyksta ir kaip palyginimai yra su sąlygos sakinuku if ir else, kaip užrašomas yra. Taip pat yra truputėlį kitoks užrašymas, lyginant su reiškia C++, kad jeigu aš noriu panaudoti kelis palyginimus, tai aš rašau else if arba if, reiškia, ir pabaigoje else. Čia yra truputį kitoks užrašymas. Tai dabar iš šitos programos padarysiu, kad būtų truputį kitoks užrašymas. Tai va šitoje eilutėje aš padarysiu žingsnį ir atitraukus užrašau else, elif, toks yra dar vienas, ir kintamojo vardas, skaičius, ir jis nelygus nuliai. Nelygus nuliai. Čia be abejo turbūt dar bus, kad viskas tvarkingai 2 taškai. Ne kableliai 2 taškai. Ir mes dabar logiką turim tokią. Jei daugiau už nulį skaičius įvestas, tai teigiamas skaičius. Kitaip, skaičius ne didesnis už nulį bus neigiamas skaičius. Ir kitaip else bus nulis.
Jeigu įvedamas skaičius 0, skaičius yra 0. Yra 0. Pažiūrėkim, kaip dirba programa ir kartu pamatėme, kaip yra papildomas užrašas. Įveskite skaičių, įvedu skaičių neigiamą. Pažiūrėkim, kaip tas elif dirba. -9. Skaičius neigiamas, labai gerai dirba. Dabar pažiūrėkim, kaip 0 įsuras. Įvedu 0. Taip, skaičius yra 0. Na ir belieka mums tik tai pasitikrinti paskutinę šaką, įvedant teigiamą skaičių, 8, sakykime. Skaičius teigiamas. Taigi visos šakos dirba, tai reiškia, mes testavom visom kryptim, tai yra ir su sveiku skaičiu, ir neigiamu skaičiu, ir jeigu įvedame 0. Va, tai reiškia, tai programa taip sudirba. Tai manau, kad mes viską čia įsiaiškinom šiandieną. Šitą filmuką, kurį ruošiu, įdėsiu pas save į svetainį ir YouTube'ės kanale jisai bus. Reiškia, jūs galėsit pasižiūrėti filmuką, jeigu kartais primiršite kažką tai. Tai ačiū iš su kantrybė ir labai geri esate, kad dirbote su manim kartu. Ir man net padėjot vienam nuo dalykė. Tai, kai sako, mokytoja truputį pakoregavote, kad mokytojas neapsižiūrėjo. Tai labai visiems ačiū, tai iki kitų kartų.